Sveiki vyrukai, kita mūsų pamoka būtų apie diodą. Kas tai yra diodas? Susipažinkim, tai diodas priklauso puslaidininkų kategorijai. Tai reiškia, kad mūsų diodas praleidžia srovę tik tais į vieną pusę. Pirmin ir atgal srovė negali vaikščioti, vaikšto tik tais į vieną pusę. Tik tais priklausys, kaip jūs diodą įdėsite. Diodas žymimas D raide. Diodas gali būti palyginamas su vienos pusės negrįžtamu vožtumu. Srovė gali eiti tik tais viena kryptimi. Ir čia mūsų klausia, kokiai kategorijai diodas priskiriamas. Tai semiconductors, tai puslaidininkas reiškiasi. Patikrinam teisingai. Klausia, kokiu simboliu žymimas diodas. Tai kaip matot, D raidę kažkur turėtų matytis, bet šiaip žymimas D. Yra diodų įvairių rūšių, tai prašom mūsų atpažinti kuris, tai žemos low power diodas šitas, rectifier diod. Čia versasi kaip lyginamasis kažkoks diodas pažodžiui. Tai turėtų būti šitas. Po to power diod mūsų jau didelis, kaip matot, stambus. Ir avalanche tai mūsų likęs. Avalanche verčiasi kaip kažkokia banga ar kažkas panašaus, bet žodžiu čia iš anglų lietuvių labai sunku juos perversti, reikėtų gal tiesiog pasidomėti lietuviškai, kaip jie vadinasi. Prašo pažymėti, kuris yra diodas, o kuris ledas, jeigu brėžinyje ieškotume. Klausė, kuria kryptimi gali būti diodas, tai sakiau, arba į priekį, arba atgal, bet tik ne į priekį ir atgal vienu metu. Priklausys, kaip diodą apsuksit. Prašau paspausti ant diodo ir pamatysim. Apsukam diodą ir pradeda tekėti srovė. Reiškiasi, kitu atveju užblokuoja. Kuria diodo pusė yra dabar naudojamas, atgalinė ar priekinė, tai šiaip ima įtampą iš pliusinės, ane, ir eina ratu. Tai šiaip turėtų forward būti priekinė. Prašo apsukti bateriją ir kaip matot vėl nutrūksta mūsų grandinė apsukus bateriją, nes kadangi čia eina mūsų elektronai teigiamo poliaus ir mūsų diodas juos užblokuoja, neleidžia praeiti. Jeigu apsuku, veikia. Teisingus pažymėti. Srovė eina amply filled in a diode. Šiaip tas neteisingas turėtų būti. The current can only flow in one direction. Srovė į vieną pusę tik tais gali eiti. Srovė visada laiko užblokuota
Tai neturėtų būti. Diode can be compared with electronic null rays. Šitaip turėtų būti. Teisingai. Čia paskutiniam diodas vadinamas, galima būti sulyginamas kaip vienpusis vožtuvas. Einam toliau. Konstrukcija jo. Tai diodas turi du terminalus, anodą ir katodą. Recognize the different ends. It's crucial to recognize the different ends. With this you can determine forward or reverse bias. Recognize the different ends. Kaip matot, yra skirtingos pabaigos pažymėtos. Taip galima jį atskirti, ar jisai dabar į priekį, ar atbuliniu būdu pajungtas bus. Kai srovė teka iš anodo į katodą, tai tada the diode conducts. Kaip veikia, ir yra iš anodo į katodą. Jeigu iš katodo į anodą, srovė tikrai netekės. The cathode is often recognized by colored ring around the casing. Kaip ir sakiau, kad vieną pusę galima būti atpažinama, kur yra katodas, kur anodas. Tai iš katodo į anodą niekada netekės. Diodas gali būti pagamintas iš dviejų skirtingų elementų, tai silikono ir germanijos. Germanijos yra cheminių elementų lentelėje 32 numeriu pažymėtas kaip pusiau metalas. Ir mūsų klausė, kuo ypatingas atpažinimas mūsų diodo. Ir atsakymai: you know when a diode is reversed or forward based, the terminal changes diameter. Tai pirmas, tu žinai, kada diodas yra tarkim priekio ar galu įstatytas, kaip žinoti, kaip jį įstatyti. You can identify the cathode of diodas. Tai identifikuokim. Čia mūsų katodas, kaip sakiau jau, čia mūsų anodas. Suraskim anodą, suraskim katodą. Which direction does the current flows through a diode from iš katodo į kokia kryptim mūsų srovė teka. Tai kaip ir sakiau, iš anodo į katodą. What are the two most common materials of diodes? Tai germanis, silikonas ir viskas. Iš šitų mūsų elementų yra gaminamas diodas. Ir mūsų pamoka baigta. Tai apie diodą tiek. Daugiau apie diodus turėtumėt pastudijuoti jau grinai per elektrotechnikos modulį. Mes susipažinome su juo, mums užteks. Ir ačiū už dėmesį.